Labas, neprilygstamasis su tavim vėl Linas Matulis, gyvenimo dizaino laboratorija ir antrasis video iš Atgauk savo tikrąją galę serijos. Prisidariau pats savo tikro vargelio, man tai yra rimtas iššūkis, nes aš prisižadėjau nuo balandžio 15 iki gegužės 1 dienos, kada ir startuoja Atgauk savo tikrąją galę kursą, sukurti po vieną trumpą, praktiškai pritaikomą, vertingai ir įkvepiantį video, kuriame aš dalinuosi su tavimi tą autentiško gyvenimo dizaino informaciją, kuri leidžia tau kelti savo gyvenimą į naują lygį tiesiog dabar pat. Tu imi tuos mažus, praktinės, konkrečios informacijos gabaliukus ir taikai juos. Tam, kad keltum savo gyvenimą į naują lygį, tam, kad išvengtum tų beprasmių nesusipratimų, kad išvengtum to beprasmio skausmo, kuris periodiškai pasitaiko mūsų gyvenime. Ir kad iš tikrųjų pradėtum keliauti autentiškų savo gyvenimo keliu. Kad įdarbintum tą kūrybinį potencialą, kurį tu jauti savyje. Kad kuo geriau įdarbintum savo unikalią konfiguraciją. Ir jeigu tu jau keliauji savo autentiško gyvenimo keliu, tada tikiuosi, kad kiekvienas šitas trumpas video padės tau tvirčiau jaustis tame kelyje, keliauti vis galingiau, generuoti vis daugiau džiaugsmo ir vertės tiek savo, tiek kitiems. Tai praeitame video mes kalbėjome apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turi vidinį kompasą. Labai aiškę, labai konkrečią navigacinę sistemą, kuri leidžia tau žinoti, ar tu eini autentiškų savo gyvenimo keliu, ar tu keliauji nematomą kryptimi, kurią tau primeta aplinka. Ir dabar ta nematoma kryptis, kurią tau primeta aplinka, vėl gali atrodyti kaip kažkokia ezoterika, nesąmonė. Kai jis man primeta, niekas man nieko neprimeta, aš pats savo viską pasirinkau. Tai didelė dalis žmonių tuo klaidingai tiki. Didelė dalis žmonių klaidingai tiki, kad jų neveikia aplinka, kad jų neveikia reklama, kad jų neveikia kiti žmonės. Ir tai yra visiška nesąmonė. Ir jeigu tu iki šiol tikėjai, kad tavęs neveikia aplinka, reklama ir taip toliau, tai po šito trumpo video tu pamatysi, kodėl tai yra klaidingas įsitikinimas. Ir aš pasidalinsiu su tavim labai konkrečiu, greičiausiai vienu, galbūt keliais moksliniais eksperimentais, kurie ir atskleidžia, kaip būtent ta aplinka daro tau įtaką. Tai vienas garsiausių eksperimentų, vienas esminių principų, per kurį aplinka daro tau poveikį, yra vadinamas tiesiog išeksponavimo efektas. Angliškai Mere Exposure Effect. Gali pasigūglinti, gali surasti internete, pasiskaityti daugiau. Mokslininkų, psichologų tarpe, tai yra labai garsus eksperimentas, pakartotas daugybę kartų. Jį pirmą kartą atliko Robertas Zajonkas. Zajonts. Su C gale, citrina. Tai eksperimentas atrodo taip. Jisai buvo daromas Jungtinėse Amerikos valstijose, studentų miesteliuose. Buvo paimta 10 turkiškų žodžių. Tarkim, kadirk, bantuk, mangar. Sugalvojau pats, nėra turbūt tokių žodžių. Bet šitie žodžiai amerikiečių studentams lygiai taip pat nieko nereiškia, kaip ir tau. Ar ne? Kadirk, bantuk, mangar. Ir taip toliau. 10 jų iš viso. Ir kiekvienas iš tų žodžių buvo paverstas į reklamą. Tai reiškia mažas kvadratėlis, per vidurį žodis kadirg ir įdėtas kaip reklama laikraštyje. Ir nieko daugiau. Ir jeigu tu esi studentas ir skaitai tą laikraštį, tipo, žiūri kadirg laikraštyje. Ir esi labai smalsus studentas ir nusprendai išsiaiškinti, kas čia dabar vyksta. Pasiskambini į redakciją ir sakai, labą dieną, pas jūs laikraštyje radau reklamą kadirg. Gal galėčiau įsigyti šitą daiktą, arba gal galėtumėte suteikti man daugiau informacijos. O tau sako iš kitos telefono pusės, labai smagu, kad kreipėtės, bet reklamos užsakovas prašė neatskleisti jokios informacijos. Ir tu vis tiek nieko nežinai. Tai paskutinis elementas šito eksperimento buvo toks, kad žodžiai buvo sugraduoti eiliškumo tvarka pagal tai, kiek kartų kiekvienas žodis buvo išeksponuotas tame laikraštyje. Tai yra, kiek kartų ta reklama su tuo žodžiu buvo atspausdinta. Tarkim, vieną žodį kadirgas išspausdino 25 kartus, kitą bantuk išspausdino 23 kartus, trečią 20, ketvirtą 18, penktą 16, nu gerai, ir taip toliau.
Ir tas reklamas spausdino tose laikraščiuose 6 mėnesius. Po 6 mėnesių eksperimento organizatorių komanda nuvažiavo į tą studentų miestelį ir padarė apklausą. Davė tuos 10 žodžių studentams ir paprašė sugraduoti emociniai skaliai, kurie iš tų žodžių jiems kelia labiausiai teigiamas emocijas ir kurie iš tų žodžių kelia labiausiai neigiamas arba mažiausiai teigiamas emocijas. Ir rezultatai gavosi tokie. Kuo daugiau kartų tas žodis buvo išeksponuotas, kuo daugiau kartų tas žodis buvo parodytas reklamoje, tuo geresnes emocijas jisai kėlė studentams. Ir kuo mažiau kartų buvo parodytas žodis reklamose, tuo blogesnės emocijas kėlė studentams. Tai šito eksperimento esmė yra tokia. Viena žinutė esminė. Kuo daugiau kartų tam tikra informacija pakliūna į tavo dėmesio lauką, tuo saugesnė, patikimesnė, geresnė, normalesnė jinai tau atrodo. Kuo daugiau kartų tam tikra informacija pakliūna į tavo dėmesio lauką, tuo saugesnė, patikimesnė, geresnė jinai tau atrodo. Ir iš antropologinės pusės tai veikia maždaug taip. Įsivaizduok, kad tu gyveni prieš 50 000 metų, keliauji po savanas, tavo namai yra savana ir tu ją labai gerai pažįsti, žinai, ko reikia saugoti, žinai, kas yra tavo maistas, žinai, kas nekelia tau jokių emocijų. Ir staiga tu pamatai visiškai naują objektą. Ir tipo, wow. Pirmą kartą tu išvydai kažką naujo, niekada to nesimatęs. Tai tavo pirmasis instinktas yra, wow, reikia nuo šito daikto nežintis, kiek galima toliau. Nes visiškai naujas daiktas, kurio tu niekada nesimatęs, gali būti, kad jis reiškia mirtį tau, ar ne? Ir tu pabėgi, išgyvenai. Tada tu kitą dieną keliauji vėl per savaną. Kitą dieną arba už savaitės ir tu vėl sutinki tą patį objektą. Bet pas tave jau jisai vėl tau, bet tu jau galėt pažinti. Praeitą kartą aš jį sutikau ir nieko nenutiko, aš išgyvenau. Aišku, aš buvau toli ir greit pabėgau, bet išgyvenau. Ir tu greičiausiai vėl, nešivyžas, pabėgi, išgyvenai antrą kartą. Jeigu tu jį sutinki trečią kartą ir vėl išgyveni, ketvirtą kartą, vėl išgyveni, penktą, šeštą, 28, su draugėlį eini pro šalį, jisai tipo, wow, čia šitas, tu sakai, seni, nesirūpink, aš jį mačiau daug kartų, nieko nedaro. Tai tokiu būdu, ta būtent informacija, kuri patenka daug kartų į tavo informacinį dėmesio lauką, į tavo suvokimo lauką, jinai tampa savaime suprantama, normalia, saugia. Ir dabar pat gali pagalvoti, kokie dalykai buvo daugybę kartų išeksponuoti į tavo dėmesio lauką. Kas yra normalu, saugu, patikima, gera. Baigti mokyklą, gauti darbą nuo 8 iki 5. Aš nesakau, kad tai yra blogai savaime, bet tau tai pasakė daug kartų, kad alus yra normalu. Alus alkoholis su draugais, savaitgaliais, prie ežero. Daugybę kartų. Cigaretės. Karas. Į mus buvo prifarširuota tiek daug informacijos, kuri yra normali, saugi, patikima. Taigi visi taip daro. Pasaulis tiesiog yra toks. Ne, pasaulis nėra tiesiog toks. Pasaulis yra toks, kokį tu jį kuri, kokį tu jį įsileidi į savo lauką. Tai visą šitą istoriją baigiant praktiniu išsinešimu. Atsimink, kad visa informacija, kuri patenka į tavo dėmesio lauką, visos tekstinės žinutės, visos vizualinės žinutės, visos kūno kalbos žinutės, visi tavo draugai, visa tavo aplinka, pažįstami, kaimynai, bendradarbiai, jie su tavim komunikuoja, net jeigu nieko nesako. Čia yra svarbus mažas punktas taip pat. Nes komunikacijai tarp dviejų žmonių, tarp tavęs ir manęs, patys žodžiai, tekstas, patys žodžiai sudaro tik tais apie 7% informacijos. Apie 35% informacijos sudaro kitos balso kokybės, tembras, greitis, intonacijos, ar ne? Nes aš galiu tuos pačius žodžius sakyti tau visiškai kitaip. Ir ta informacija, nors ir būdama techniškai tokia pat,
tvarkinga, bet visiškai kitaip darys tau įtaką. Ir didžiąją dalį, daugiau kaip 50% tos informacijos, kurią perteikia vienas žmogus kitam žmogui, sudaro jo kūno kalba. Nes jeigu aš visą šitą tau pasakočiau irgi susisukęs į tokį kamuoliuką ir sakyčiau, tikrai taip yra, aš skaičiau ir gali pats pasižiūrėti, tu būtum daug mažiau linkęs manim tikėti. Tai visa tavo aplinka nuolat komunikuoja su tavim. Ir rinkis tą aplinką atsakingai. Neįsileisk į savo aplinką, į savo dėmesio lauką tų dalykų, kuriems su tavim yra nepakeliui. Apsigink savo erdvę. Padaryk unfollow visus Facebooko draugus, kurie neneša jokios vertingos informacijos. Kurie, pamatai, šitas kartojasi, šitas nevertinga, bum, išjungi. Pasilik tik pačius artimiausius arba tuos, kurie tave tikrai intriguoja, kurie daro kažką įdomaus. Ar ne? Nežiūrėk, neskaityk Delfio, nežiūrėk Teliko. Gerai, nebūtinai visą laiką nežiūrėk. Karts nuo karto pasižiūrėk, bet esmė yra tokia, žinių ten nėra. Žiniasklaida yra, labai netinkamas terminas. Jie neskleidžia žinių. Žinių ten nėra. Jie skleidžia tam tikrą informaciją, kuri yra kažkam naudinga, bet aš per tai nenukrypsiu, į tai nenukrypsiu, ar ne? Tai apsigink savo erdvę, įsileisk tik tą informaciją, kuri tau yra vertinga, kuri tave įkvepia, kuri tave priverčia plėsti savo ribas, augt, kurti džiaugsmą kitiems, vertę kitiems ir savo. Ir tiek šiam kartui. Jeigu tau patiko šitas video, tada pasidalink juo. Nusiųsk jį kažkam, vienam savo draugui. Gerai? Ir jeigu tu nori panardinti save į aplinką, kuri nuolat tave kelia į viršų, kuri nuolat tau primena, kaip, kodėl, kur tu gali keliauti savo autentiško gyvenimo keliu, tada dalyvauk, atgauk savo tikrąją galią kurse. Tikrai bus absoliuti fantastika. Mes jau darom tą ne pirmą kartą, gali rasti dalyvių atsiliepimus, bus tikra fantastika. Nuo gegužės 1 dienos visa informacija, kaip visada, žemiau. Mes taikom 2 savaičių 100% pinigų garantiją, jokių papildomų sąlygų. Jeigu tu už 2 savaičių per 2 savaitės supranti, kad galvojau, kad bus kažkaip kitaip, čia ne tai, ko man iš tikrųjų reikia. Jokių problemų, mes tau tiesiog grąžinsim pinigus. Viskas, tiek šiam kartui, būk nerealus, susitiksim labai greitai, rytoj. Tiek šiam kartui, iki.